išleistuvės yra tokia proga, kaip kiekviena mergaitė norėtų pasijusti jau, jeigu ne princesė, tai jau tikrai kažkaip labai ypatinga. Ir jos tiesiog įsimylėjusios tiulinius sijonus, tai aš žiūriu tokią tendenciją, kad jeigu išleistuvės, tai dažniausiai prašo tiulio. Jau labai retai ta suknelė būtų kažkokia eliminuota ar lygaus audinio, tai visi modeliukai dažniausiai eina pustų sijonų. Tai pavyzdžiui, galiu iš karto parodyti, kurie yra va, tokia svajonių suknelės, tai yra va šitas modeliukas, tokia, aišku, būna tos spalvos tokios pastelinės, ne, tai ištrauksiu kitą, pavyzdžiui, va čia pudros spalvos, tu trupučiukai yra blizgėsiu ir va tas va pustas sijonas. Ir toks sijonas, kur yra čia iš tikrųjų toks sukirpimas, kai tu sukiesi ar šoki, tai jisai toks gyvas labai. Yra, kas išdrįsta, aišku, eiti ir su juodom. Va čia yra juoda suknelė. Pavyzdžiui, irgi yra tiulis, pusta ir su tais pačiais raštais. Tai čia gali būti vos ne su odinė kažkokia striukytė, su kažkokiais sunkesniais, pavyzdžiui, bateliais, nes kiekviena dar derina aksesuarus pagal save. Čia jau suknelės visiškai naujos kartos. Čia tų, kur dar nebuvo. Lygtis sijonas irgi turi tokią standžią formą. Irgi šiek tiek pūstas, bet audinys šiuolaikiškas, jis daugiau netgi sportinis. Tai mes iš jo padarėm vakarinį modelį. Tai pas mus tokių, pavyzdžiui, suknelių būna ten ir pieno spalvos, ir trupučiukas rožinių. Tai mes netgi darėm fotosesiją pieno spalvos suknelių, tai mes dėjom su sportbačiais tiesiog. Tai tom panelėm irgi gali būti, kad jeigu tu jau nesi ta princesė, nereikia apsimetinėti ir eik taip, kaip tu nori. Tai, pavyzdžiui, puošinė suknelė kažkokia, bet grubesnė ir tada sportinė avalynė gali būti. Bet aišku, ne ta, su kuria eini sportuoti, o ta stilinga, ne? Gali būti visa suknelė iš gipiūro. Iš gipiūro, matot, čia jau nėra tiulinio sijono, jinai tokia nėra jau pusta, tokia labiau gal priglutus, tokia daug ramesnė, ne? Mes visą laiką turim tamsiai mėlyną, nes tamsiai mėlyna yra naujoji juoda, kaip sako. Kai tu nebenori juodos, nes juoda kaip ir atsibodusi ir daug kas joje pasakyta, nori atrodyti kitaip, šiuolaikiškai, bet tu vis tiek nori tamsios. Nes tamsiai, kodėl? Tamsi spalva, jinai kūdina. Visai, kad tu atrodai kūdesnė, aukštesnė ir tikrai su ją daug kas jaučiasi patogiau. Ir daug kam iš viso tamsi spalva asocijuojasi su puošnumu. Čia yra tiulis, bet jo yra mažai ir mes siūnam iš taftos juostas, kurios dar tas sijonas šiek tiek pastato. Tai tas sijonas man yra labai stilingas ir jisai jau pagal mūsų gal braižą, jau labiau minimalistinis, nors keista kalbėti, nes yra dryžiai kaip ir gėlės, bet jų čia yra labai mažai. Didžiausia klaida abiturientė yra kai jos atrodo daug vyresnės negu yra. Tai yra sudėtingas makiažas, kuris netinka tikrai, nes jūs tikrai turite tobulus veidukus, dar jums nereikia nieko slėpti, jums reikia netgi veido formavimas, dar gal jums yra per anksti, ne? Tiesiog kažkokį lengvą darymą aš siūlyčiau, tikrai ne tokį kaip iš podiumo, ne? Nereikia podiumo taikyti mokyklai. Tie patys, pavyzdžiui, kuodai, ne? Kažkokie sušukavimai. Taigi irgi plaukai dažniausiai dar būna nuostabus. Taigi aš irgi už tai, kad būtų jie palaidi, gal paformuoti, bet vis tiek palaidais plaukais, nes kuodai visą laiką priduoda dar metų. Tai vat, įsivaizduokit, yra kuodas, yra kažkoks labai užtamsintas makiažas, ne? Tada įliminuotos suknelės, kurios, nu tikrai įliminuotos ir dar ilgos, pavyzdžiui, kur išryškina kiekvieną tavo kūno liniją. Irgi, aš manau, kad trupučiuką per anksti dar yra, nes čia gana moteriškas kirpimas, turbūt jau, nes moteris jau nelabai gali su pustu sijonu ir su lengvai krentančiu. Tai man tie eliminuoti modeliai yra labiau apspausti ir dar plus gilios iškirptės, kažkokie labai trumpi ilgiai, skiltukai, viskas yra per anksti. Senos kurtizanės arba barakudos įvaizdis, ne? Nu, čia yra baisu. Tai panelė, kuri tik eina į tą gyvenimą suaugusi. Tai aš manau, kad jinai turi parodyti savo pliusus ir nereikia jai nei kaukių, nei kažkokių apsimestinių tokių vaidmenų, nei per aukštakulnių, nei per gilios iškirptės. Prie tokių suknelių
Dažniausiai ant kaklo jau nieko nepakabinsi, absoliučiai. Čia jau būtų kvaila ir būtų perkrauta. Todėl lieka auskarai, bet pagrindiniai aksesuarai čia yra bateliai ir dilninukė, ne? Čia yra du labai svarbus dalykai, kurie tavo įvaizdį papildo. Gali nebūti ten kažkokių auskarų, kažkokių ten segių ir taip toliau, bet bateliai ir rankinukas turi būti tobulai priderinti kartu. Tą dalyką kažkaip jau rimtai pažiūrėti į tuos aksesuarus.